Anksčiau tai taip, nes jeigu 5 vidurinės direktorius pasakė ypač, kad dabar tokiems nebūtinai mokytis. Tai kaip čia nesijausia diskriminuojama. Tačiau dabar Ivona kiekvieną dieną lankosi centre teikiančiame paslaugas neįgaliesiems asmenims. Valakopių centras teikia profesinio lavinimo paslaugas, skirtas padėti neįgaliesiems įsilieti į darbo rinką. Ivona lanko apskaitos kursus. Taip jaučiuosi, kadangi aš jaučiu daugiau įsigijusi žinių ir esu pasiruošusi psichologiškai. Žinau, kad yra tokių žmonių dirbančių ir kadangi aš šiek tiek pergyvenu, bet vis tiek aš, žinau, kad aš būsiu ten apmokyta ir... Dabar ji pasiekė sudėtingiausią etapą – kaip rasti darbdavį, kurį sudomins jos anketa. Kova su išankstiniu nusistatymu daugelį žmonių ir toliau išlieka prioritetinė sritis. Le gros problème en matière de discrimination est qu'elle est héritée d'une tendance historique où l'individu a tendance à discriminer l'autre parce que l'autre a une différence et qu'un code de valeur d'une société va avoir tendance à se préserver et à rejeter la différence. Donc tout l'enjeu est de changer cette première approche et d'avoir une approche positive à la diversité qui donc passe par de la sensibilisation et par un travail d'éducation profond. Grįžkime į Belfastą. Good morning. My name's Aidan Fitzpatrick. I'm one of the Employment Development Managers here in the Equality Commission. You're all very welcome to the Commission today for one of our employer training sessions. Today we're going to cover an overview of equality law here in Northern Ireland. We're going to concentrate today on the employment... Lygybės komisija nuolatos rengia informacinius susitikimus darbuotojams. Even with the best of legislation, either at the European or at the national level, you cannot be sure that discrimination will stop unless the mentality of each of us changes. Skirtingumas gąsdina žmones. Baigusi studijas Londone, Santa grįžo į Lietuvą. Gyvendama Vilniuje, ji žino, kad jai ir vėl reikės slėpti faktą, kad ji yra lesbietė. Man atrodo, dėl abiejų dalykų aš nesistengiau to sakyti, nes visų pirma, aišku, aš niekada jokio agresyvumo nepatyriau, bet ir nenorėčiau. Ir aš tiesiog laikausi tokios nuomonės, kad kam sakyti žmonėms, kurie to nesuprastų, kam jiems reikia žinoti, nes tai sukeltų daugiau problemų. Diskriminacijos galima rasti ne tik užimtumo, bet ir kitose srityse. Informuoti visuomenę apie šią problemą siekia keletas asociacijų. People still can be bullied in school, and schools have no legal obligations to take any action against bullying. You can be still called and sent to a veterinary doctor when you're going and reveals that you're homosexual, as one man from Poland revealed to us. A couple from Portugal, lesbian couple from Portugal, told us that when they were having a romantic dinner in a restaurant, they've been asked to leave. Atmetus darbo rinką, visose kitose gyvenimo srityse Europos direktyva draudžia tik rasinę ir etninę diskriminaciją. Gausybė organizacijų yra pareikalavusios papildyti galiojančius teisės aktus, kad ir už darbo rinkos ribų būtų uždrausta bet kokia diskriminacija. Tokį poreikį supranta ir Europos komisija. The organizations that support the interest, they're all in favor. The business world, perhaps a bit afraid of complications of a legal nature, of a financial nature, and some member states who are saying, well, is this not something we can sort out ourselves without the European Union? But my response to the negative voices has always been, we are not talking here about something which we, how shall I say, should think about as a luxury which we can or cannot afford. Non-discrimination is related to the fundamental value which the European Union is proud of equality between each and every one of our citizens. Hi, good morning. You're through to the Legal Division of the Equality Commission. Paddy Conway speaking. How may I help you? I applied for promotion work and I didn't get it. And the person who did get it was much younger than me and of a different race. And I just wanted to know what I should do. If you believe you've been discriminated against and released... Užimtumo srityje diskriminacijai pažaboti gali būti taikomos griežtos sankcijos.
Diskriminacijos aukos gali pateikti ieškinį teismui ir proceso metu sulaukti pagalbos iš lygybės organizacijų. Of the 3,000 individuals who come to each year, about 500 apply to us for legal assistance with help, and our staff again advise people how to apply for legal assistance. Once they're assisted, our staff also provide legal representation for them in the local courts and tribunals. The ending was that the case was proven and I was awarded substantial compensation. Terry McCoy gavo daugiau nei 70 000 svarų sterlingų žalos atlyginimą. Skirtingose šalyse taikomos skirtingos sankcijos, o Europos direktyvose numatoma vien tai, kad taikomos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir skatinančios taip nesielgti. Okay, we're now in Sandy Row, which is pretty much 100% Protestant. It's a Protestant enclave situated in South Belfast. Rikardas Kafola taip pat kreipėsi į teismą dėl kitokio pobūdžio diskriminacijos. Jis buvo Belfasto protestantų rajone įsikūrusio viešbučio vadybininkas. Nors dauguma darbuotojų buvo vietos bendruomenės nariai, protestantai, Rikardas ir jo padėjėjas buvo katalikai. The local community had issues with us because of our religion and because of our position within the hotel as well. Po to, kai Rikardas ir jo padėjėjas ėmėsi tam tikrų drausminių priemonių keleto viešbutyje dirbusių protestantų atžvilgių, viešbučio vadovai atleido juos abu iš darbo. We were fired actually for the reason of poor timekeeping. It was later found that because of our religious beliefs, that's why we had been fired. Rikardas taip pat kreipėsi į lygybės komisiją ir laimėjo šią bylą. Grįžkime prie Ivonos. Ji pakviesta pokalbį į prekybos centrą, kuriame gavo savo pirmąjį darbą. Kęstutis atrankų vadybininkas, labai diena Kęstuti. Mes su Ivona atvažiavom apžiūrėti darbo vietos pritaikytos neįgaliajam, dirbti kasoje. There is a lot of misunderstandings about what disabled people are capable of. They are very often looked at people that cannot do certain things instead of what they can do. And the disability is then seen as a very big obstacle, which in practice it may not be. But even if it's an obstacle, it's very often possible to address that. Būtent Valakupių centre darbdavys suprato, kad gali pasitikėti Ivona. Be to, centras stebi, kaip Ivonai pritaikyta darbo vieta. Mūsų visuomenėje vyksta teigiami procesai, dideli teigiami procesai neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. Tačiau vis dėlto dar mūsų visuomenėje pasitaiko atvejų, kai darbdaviai, kiti visuomenės nariai vis tik neatsikrato tų stereotipų apie ir to neigiamo požiūrio į neįgalųjį kaip į lygiavertį darbo rinkos dalyvį. Nors kasininkės darbas ir nėra idealus Ivonos karjeros variantas, ji net nesvajojo kada nors žengti pirmą žingsnį į darbo pasaulį. Kažkaip atrodė, kad neįmanoma. Tai, ypač kasoje dar tokia didelė parduotuvė, tai nebuvo nesvajonės. Europoje su diskriminacija kovoti siekia 100 organizacijų, tam skirta 100 projektų. Europos komisija neapsiriboja vien naujais teisės aktais. Ji remia nemažai projektų, ypač tų, kurie skirti visuomenės sąmoningumui didinti, taip pat organizuoja mokymo ir informavimo kampanijas. Be to, Europos komisijos nuomonė, pažangos pasiekti galima ir nacionaliniu lygiu. We are now in contact with all the member states because we have looked at the national legislation and we have come to quite a number of questions whether the basic rule at a European level has been properly translated into national law. And that is the role of the European Commission, to make sure that what has to be done is done properly. And we believe that there is still improvement to be done.
And since we have come to that conclusion, we think there is an extra reason to look wider now and to look also at the other causes of discrimination outside the workplace. Europoje vis dar susiduriama su diskriminacija, tačiau ES gyventojai įgyja vis daugiau priemonių kovoti su įvairiomis diskriminacijos formomis. Viena tokių kovos sudedamųjų dalių yra teisė kalbėti apie šią problemą. Šie žmonės būtent taip ir padarė. Galime tikėtis, kad netrukus tokie kaip Žaspritas, Ivona, Rikardas, Arnoldas, Terry ar Santa bus apsaugoti nuo įvairių atskirties formų.